Ar tau kada nors buvo taip, kad tu ne šiaip pavargai, o tiesiog nebenori būti, kad atsikeli ir galvoji, kam išvis keltis? Ir nors viskas šonan atrodo normaliai, bet tau kažkur kūne taip skauda, kad tu visą laiką klausi savęs, kodėl man? Jeigu tu dabar taip jautiesi, tu nesi sugadinta, tu nesi silpna ir tau nereikia gėdytis. Sveika, aš esu Gustavin ir šiame kanale dalinuosi viskuo, kas man labiau padėjo suprasti saviugdos, moteriškumo ir kvantinės fizikos dėsnius. Šitą video aš pasidalinsiu 5 dalykais, kurie man realiai padėjo išlipti iš tamsiausio gyvenimo periodo, kai nebenorėjau gyventi ir susigrąžinti savivertę ir tikiu, padės ir tau. Tai pirmas patarimas yra išeiti iš tos aplinkos. Vaikystėje aš buvau labai jautrus vaikas ir taip susidėliojo, kad ilgą laiką mano aplinkoje buvo žmonių, kurie buvo toxic. Ir ne dėl to, kad jie buvo blogi, nes mes niekas negimstam blogais. Bet jiem tiesiog kitoks elgesys nebuvo pažįstamas. Ir aš tuo metu mokyklos laikais išvažiavau 1 metams į kitą šalį, o po to taip pat studijavau kitose šalyse ir todėl gyvenau taip pat juose. Ir nors tuo metu to nesuvokiau, tai buvo vienas geriausių dalykų, kuris man nutiko. Labai dažnai mes leidžiam 100 eurų psichologams, coacheriams, kursams, bet gyvenam aplinkoj, kuri mus kasdien emociškai smaugia. Ir mano viena pažįstama man pasakojo, kaip ji nusipirko vėl naują coachingo kursą už 8 000 eurų, bet ji vis dar neturi pinigų išsinuomoti savo buto ir gyvena savo mama, kuri ją pastoviai žemina. Tai what the fuck. Ir tu gali daryti terapiją, rašyti dienoraštį, medituoti, bet jeigu tu esi aplinkoj, kuri tave žemina, spaudžia, ignoruoja, gąsdina, kontroliuoja, tavo nervinė sistema niekada neatsistatys. Nes tu negali išgyti ten, kur esi nuolat sužeidžiama. Ir aš suprantu, kad pakeisti aplinką skamba bauginančiai. Bet tai nebūtinai reiškia iškart viską mesti ir išvažiuoti gyventi į kitą šalį. Tai gali būti išvažiuoti kelioms dienoms prie jūros, pas draugę, pernakvoti viešbutyje, išsikelti kaip tikslą, kad, pavyzdžiui, po 3 mėnesių aš noriu išsinuomotis butą Vilniuje. Nes pati didžiausia dovana, kurią gali sau duoti, tai erdvė kvėpuoti. Antras mano patarimas yra suvokti, kad jausmai ir emocijos yra laikini. Ir jie gali būti ir malonus, ir nemalonus. Ir viskas to yra gerai. Kai esi dugne, dažnai atrodo, kad tai bus visada. Kad šitas jausmas niekada nepraeis. Bet emocijos ir jausmai nėra pastovūs. Psichologijoje emocijos laikomos greitomis psichologinėmis ir fiziologinėmis reakcijomis į tai, ką mes patiriame, arba kaip interpretuojam situaciją. Tai reiškia, kad jeigu šiandien tau labai liūdna, tu jauti daug pykčio ar beviltiškumo, tai nebūtinai reiškia, kad tą patį jausi rytoj. Ir nežinau kaip tu, bet aš anksčiau dažnai sakydavau, aš labai blogai jaučiuosi. Bet tiesa yra tokia, kad nėra blogų ar gerų jausmų. Yra tik mums malonus ir nemalonus jausmai. Ir jeigu mes išmokstam su tais jausmais išbūti, jų nestundami ir nuo jų nepabėgdami, jų intensyvumas sumažėja. Ir čia yra svarbu suprasti dar vieną dalyką. Tu nesi ta emocija, kurią dabar jauti. Tu esi ta, kuri gali ją pastebėti. Ir apie tai daugiau kalbu šitam video. Tai reiškia, kad tarp tavęs ir emocijos atsiranda mažas tarpas, o tas tarpas suteikia tau daugiau pasirinkimo. Kaip reaguoti. Trečias dalykas yra suvokti, kad tu nesi tavo mintis. Depresyvios mintis dažnai skamba kaip labai įtikinantis balsas galvoj. Ir tas balsas gali sakyti, tu esi niekam tikus, tu esi niekam nereikalinga, tu bevertė, nebėra išeities, tau viskas taip blogai sekasi. Bet supras vieną dalyką, mintis taip pat nėra faktai. Mintis dažnai atsiranda iš tų praeities patirčių. Kai mums kažkas kažkada kažką pasakė, arba iš įsitikinimų, kuriuos perėmėm iš aplinkos, kurioje užaugom. Jos gali būti labai garsios, taip, bet tai dar nereiškia, kad jos yra tiesa. Todėl čia yra momentas, kurį noriu, kad suvoktum. Mintis nėra faktas, mintis yra tik mintis. Ir ką, pavyzdžiui, aš labai dažnai pasisakau ir ką gali padaryti tu, tai sakyti, aš pastebiu, kad ši mintis atsirado. Ne, oh my god, kokia aš esu bloga, o aš esu the fucking sexy bitch, kuri pastebėjo šitą mintį. Tai ketvirtas dalykas yra tikėjimas. Ir čia aš noriu pasakyti labai aiškiai, aš buvau susijusi su visokiom religiniam organizacijom, institucijom, ypač vaikystėje, kai apskritai apie gyvenimą nieko nesupratau.
Bet dabar jokiai religijai nepriklausau. Bet tikrai tikiu šaltiniu, dievu, aukštesnė jėga, dvasiniais vedliais, visada ar dar 10 000 skirtingų pavadinimų tam pačiam dalykui. Ir kai man buvo blogiausia, šitas suvokimas, kad aš nesu viena šitam procese, mane visą laiką gelbėdavo. Kad net jeigu žmonės nemato, net jeigu aš pati savęs nematau, yra kažkas, kas mato ir yra kažkas, kas man padės išlipti iš duobės. Ir aš atradau kvantinę fiziką, kuri iš vis taip pakeitė mano realybę, kad oh my god. Ir jeigu tau tai yra įdomi tema, tai pakomentuok ir aš padarysiu video apie tai. 5. dalykas ir vienas svarbiausių dalykų, tai yra išmokti būti su savimi, ypač moteriai. Labai dažnai vienatvė atrodo kaip bausmė ir kai kalbu su savo klientėm, jos net gėdijasi pasakyti, kad yra vienos. Kai pirmą kartą išvažiavau gyventi į užsienį, man tai buvo kaip baltas popieriaus lapas. Tai aš užmezgiau labai daug visokių pažinčių ir atrodė, kad turiu labai daug draugų ir kad turiu didelį ratą aplink save. Bet kai vėliau grįžau, daug tų pažinčių ir draugysčių tiesiog atkrito. Ir aš buvau tas žmogus, kuris prašo, labas, kaip tau sekasi. Ir kai negauna atsakymo, aš dar kartą prašau, labas, kaip tau sekasi. Ir vėl nėra atsakymo ir aš vėl rašau, labas, kaip tau sekasi. Ir dar kartą. Nes man atrodė, kad aš visą laiką turiu turėti žmonių aplink save. Bet kai aš pradėjau mokytis būti viena, įvyko labai didelis lūžis. Ne ta vienatvė, kur tu sėdi ir pastoviai grauži save. O tas laikas, kai tu pagaliau pradedi girdėti save. Ir tada savivertė pradeda grįžti ne todėl, kad kažkas tave pasirinko, o todėl, kad tu pasirinkai save. Ir aš buvau su savimi per visus toksiškus santykius, per visas klaidas, per visas tamsias mintis. Ir kad ir kas nutiktų gyvenime, aš visą laiką turėsiu tik save. Ir kai tu turi tokį stiprų ryšį su savimi, pasidaro labai lengva nutraukti nereikalingas draugystės, romantinius santykius, ar net verslo santykius. Ir rinktis tai, kas yra geriausia tau. Apačioje rasi mano tau sukurtą nemokamą gidą, kuriame sudėjau dar daugiau žinių, kurios pakeitė mano gyvenimą ir tikiu, padės pakeisti ir tau. Jeigu tu dabar esi tamsoj, noriu, kad prisimintum. Tu nesi tavo dabartinė būsena, tu esi žmogus, kuris eina per etapą. Ir jeigu tu išgyvenai iki šiandien, tai reiškia, kad kažkur tavo viduje yra ta seks jėga, kuri gali versti kalnus. Ir jeigu tavimi niekas netiki, žinok, aš tikiu tavimi. Prenumeruok šitą kanalą, jei tau patinka pokalbė apie saviugdą, moteriškumą, kvantinę fiziką ir taip pat gali sekti mane Instagrame ir parašyk, kaip tau patiko šitas video, nes aš noriu geriau tave pažinti. Tai, bye!